Atvariau į Akropolį papietauti, papusryčiauti, todėl kad iš ryto daug darbų visokio turiu. Ir žinote, gyvenu ir kaifuoju. Akropolis, net nežinau, ką čia jums parodyti, kad čia Akropolis. Vienu žodžiu, prie kampelį atsisėdau tyliai ramiai, kad galėčiau jums papasakoti apie tai, kai tas veikia. Tie, kurie abejoja, dvejoja, geriau net nežiūrėkit, už karto praverskit, todėl kad tikriausiai tai ne jums. O tie, kurie galvoja vis dėlto, kad galimai ir jūs taip norit gyventi kaip aš, kaip aš gyvenu, paprastai, niekom neišsiskiriu iš žmonių, bet mano finansinis stabilumas yra didesnis nei kad bet kada mano gyvenime buvo. Kai dirbau darbę, aš pastoviai skolose būdavau. Aš pastoviai būdavau už ką nors kovoju, tai už maistą, tai už komunalinius. Kreditą kai pasimiau, tai iš viso buvo tragedija. Vaikai augo, vaikams reikėjo visko, jūs patys suprantat, nemaži vaikai. Bet pati mintis yra gyventi ir džiaugtis paprastais mažais dalykais. Tai yra kaifas, tai yra pats didžiausias kaifas. Ne piniguose esmė, o esmė būsenoje. Pinigų jų yra. Pinigai, kas yra pinigai? Pinigai tai yra tik tais instrumentas patenkinti savo poreikius. Viskas. Kam įdomu, parašykit.